Jeigu mes, kas buvo kalbama, jeigu mes nežinom istorijos, jeigu žmogus nežino istorijos, tauta nežino istorijos, mes, aš nežinau istorijos, aš esu pasverta daryti tas pačias klaidas. Ir ką mes kalbėjom pirmą sekmadienį, kad jeigu mes nesigilinam, nežinom, kaip viskas prasidėjo, nuo ko viskas prasidėjo, kaip atsirado žmogus, kaip atsitiko taip, kas atsitiko, kad Adomas pardavė, išdavė ir visą tai, mes esam pasmerkti daryti tas pačias klaidas. Mes turim ir mes privalom. Dėl ko? Dėl to, kad neišradinėti dviračio, kad tiesiog žinot savo prigimtį, kūnišką prigimtį, žemišką kūnišką prigimtį. Ir tą pirmą sekmadienį apie tai labai daug kalbėjau. Kad mūsų išskirtinumas arba Dievo arba žmogaus išskirtinumas iš visų kūrinių slypi kame, ką kalbėjau, slypi, kad žmogus gali galvoti, užsirašė, kad būtent galvoti gali, rinktis gali, kurti gali, mylėti ir garbinti. Tai yra iš visų gražiausių kūrinių, kas buvo kūrinys žmogus, apvainikuotas. Ir tik tai žmogui šitie sugebėjimai duoti, galvoti, kurti, mylėti, garbinti ir rinktis. Praeitą sekmadienį apie tai kalbėjau, ką tu mastai, tas tu ir esi. Ką mastai, tas tu esi. Kokios mintis, toks tu ir esi. Kalbėjau apie proto atnaujinimą, apie tai, kaip tai yra svarbu. Ir šitą sekmadienį, kiek Dievas duos, kalbėsiu ir tęsiu toliau apie tai. Tai yra labai svarbu. Nes Dievas sukūrė žmogų mąstančią būtybę, galvojančią, sugebančią. Iš kur ateis sugebėjimas rinktis, jeigu tu neapsvarstai? Iš kur? Iš jausmų, kaip gyvulys, iš emocijų, iš instinktų. Netinka. Dievas sukūrė žmogų mąstančią būtybę ir mes privalom mąstyti. Ir ką mes kalbėjom, ką aš kalbėjau praeitą sekmadienį, kad taip kaip mąstėm iki atsivertimo, pasirodo niekur nenuvedė. Iki atsivertimo, kaip mes rinkomės, mes patyrėm jau, kur mus nuvedė. Ir mes šiandien sakom, kad senieji įpročiai arba senoji prigimtis mus niekur nenuvedė arba vedė į pražūtį. Pagal ką rinktis, ką mąstyti, ką svarstyti. Ką mes priėjom išvados, kad tai yra vienintelis. Tai yra vienintelis. Tai yra vienintelė tiesa Dievo žodis. Ir ką kalbėjau, kad atsinaujinti pagal ką? Pagal Oną Zitajoną. Atsinaujinti savo proto dvasioj pagal Dievo žodį. Nes tik tai čia yra tiesa. Akcentai buvo čia. Ir kalbu toliau. Krikščionim, kurie atgimę esam iš dvasios. Bet, brangieji, jeigu mūsų mąstymas senas, įpročiai seni, nes iš ko keisis įpročiai? Iš mąstymų. Keičiasi įpročiai. Mes esam pasmerkti pralaimėjimui. Ir šitas sveikinimas, kuris skaitė Staselė, mes jau pralaimėjom. Jeigu aš galvoju, pradedu, man nepasiseks, aš pralaimėjau jau. Nesvarbu, kad Kristus, ką pradžioje skaičiau iš Efeziečiams, jis laimėjo ir jis dovanojo tau ir man pergalę. Bet jeigu tas senasis mąstymas, nes visą gyvenimą buvom pralaimėtojai. Nes žmogus ir negali laimėti. Nes yra tas,
kuris tyko dieną ir naktį. Ne gerasis, o piktasis, kuris tyko ir padarys viską, kad tave sužlugdytų. Prieinam vėl išvados, kad atsinaujinti proto dvasioje mes turim pagal Dievo žodį. Neatsinaujinsim iš impulsų, iš emocijų, iš susižavėjimo, iš jausmų, toli nevažiuosi. Baikit. Man oras geras, aš tarnausiu Dievui. Oras blogas, nebetarnausiu Dievui. Sėjau ir kitą dieną nupjoviau, sėsiu. Sėjau ir kitą dieną nenupjoviau, nebesėsiu. Ar toli su tokiu žirgu nuvažiuosi? Tu nei arklys, nei mulas. Cituoju raštą. Žmogus, tu nei arklys, nei mulas, kuris neturi supratimo. Tu esi mąstanti būtybė. Ir tavo protas, privalu tavo protui atsinaujinti pagal Dievo žodį. Kad neduok Dieve, kai Paulius mokina jauną savo mokinį, Timotiejų. Timotiejų laiške parašyta, vis besimokantis krikščionis, bet taip ir nesugebantis pažinti tiesos. Timotiejų laiške apaštalas Paulius kalba. Saugokis tokių žmonių. Venk, ir aš sakau, Dieve apsaugo, kad nebūčiau aš, tas žmogus, kuris nuolat mokosi, laksto, bėgioja, ieško vis naujovių, vis kažką naujo, bet taip ir nesuprantantis, taip ir nepažinusi tiesos. Kodėl? Todėl, kad tiesa taip lengvai, taip bebėgiojant, neapmąstant, nesvarstant, nenusileidžia širdį. Praeitą sekmadienį skaitėm apie šitas dirvas. Ar mąstėt namuose? Ar mąstėt apie tas dirvas? Ar dėliojat? Ar bent apmąstėt, ką praeitą sekmadienį kalbėjau? Ar pasvarstėt, o kame aš, o kur man, o kaip man? Ar apsvarstėt? Ar taip ir palikot? Išėjot, uždarėt, tik sekmadienį, nauja. Kū nauji, a seną išmokai, kū nauji. Nieko nauji, kai kurie žinai išilgai skersai raštą cituoja. O žiūri, gyvenimas. Kokiu daras, ką Juozas kalbėjo. Gėda, liūdna, skaudu. Klausantis, kada tikintis cituoja raštą, o širdis supūsas, o veiksmai, pasirinkimai liūdna ir skaudu, nes cituoja tėvo žodį, kuris yra gyvenimas. Štai kur didžiausias skausmas yra. Man, žmogui, pagalvojam kaip tėvui, kuris atidavė savo sūnų Jėzų Kristų ir pasakė ant kryžiaus Jėzus, atlikta. Sako, atlikta. Aš dažną kartą žiūriu, Dieve, kur čia atlikta. Nieks neatlikta mano gyvenime, bet tik viskas prasideda. O Jėzus pasakė, atlikta. Ir aš užduodu klausimą, tai kaip čia atlikta dabar? Kaip čia atlikta? Ką tas žodis mane priverčia mąstyti, galvoti ir dėlioti? Kaip čia atlikta dabar? Kaip čia dabar? Nes jeigu aš nesuprasiu, būdama krikščionį, ką tas žodis man reiškia ir kur čia atlikta, kur čia neatlikta, atėjus sunkumam, aš kruvinom ašarom verksiu. Nieks neatlikta, tu mane palikai, tu mane apleidai, tu mane ir aš būsiu tom žemiausioj pakopoj, kada piktasis bet kada tave ir mane gali nuvesti, užmesti. Todėl
kame? Žodyje. Neįsišaknyja. Ir vėl, žiūrėkit, vien tai, kad tu žodį, čia yra pirmas laiptelis. Tu privalai žinoti, ką sako Dievo žodis. Bet tai tik pradžia. Tik pradžia. Nes iš to, kur didžiausi konfliktai iš krikščionių gyvenime. Žodis žinom, o į širdį žodis nenuėjęs. Suprantat? Ir drasko. Kodėl tiek daug sielos ligonių? Kodėl tiek daug sielos ligonių? Juk Dievas yra mūsų gydytojas. Kodėl nepasveikstam iš tų sloginančių ligų? Aš jokių būdų nenoriu dabar į vieną krūvą visus, bet leiskit pasakysiu. Kodėl ta konfrontacija tokia didžiulė, kodėl tas draskimas yra didžiulė? Nes protas, jeigu tu esi nuolankus krikščionis ir nori Dievo, tu atsinaujinsi, tu suprasti, tu norėsi suprasti, kas čia parašyta. Bet tavo širdis, jeigu neatnaujinta, nepakeista, arba tas žodis nenusileido į širdį, tu išgyvensi visada diskomfortą. Atsistoja pamokslininkas ir šaukia, jeigu stokoji, tai dar daugiau duok. Tai Dievo žodis. Protas tavo, kuris žino Dievo žodį, sako taip, o tavo širdis krikte klykia, kaip atiduoti, kad aš šitaip gyvenu nepritekliui. Ir draskimas. Ir vyksta draskimas. Dievas, ką jis nori padaryti su žmogumi? Į harmoniją. Jūs pažiūrėkit gamtoje, pažiūrėkit aplinkui. Viskas harmoningai juda. Žmogus yra vientisas. Negali būti, kad tavo protas kalba vieną. Protas kalba Dievo žodį. Jūs dabar. Dievo žodį, o širdis šaukia, kaip aš galiu atiduoti paskutinį duonos kąsnį. Kaip? A Dievo žodis sako, stokoji, dar daugiau duok. Ir vyksta kova. Ir aš duodu patarimą dabar, ties ta vieta. Nedaryk, jokių būdų nedaryk. Jokių būdų, jeigu apie šitą atvejį neduok. Jokių būdų neduok, bet šaukis Dievo, mąstyk, kodėl Dieve mano širdis nenori duoti. Viešpatie, kame čia visas yra, ką Dievas rodo? Rodo širdį, širdies stovi, kad širdies stovis va toks. Šaukis, bet jokių būdų nedaryk. Kodėl tiek daug nusivylimų krikščionybei? Todėl, kad daroma iš emocijų. Supraskit, kad pamokslininkas, kad ir aš dabar, aš atėjau ir Dievas įkvėpia mane. Ir jis daro, ir tavo širdį liečia. Bet tu turi apmąstyti. Tu turi apsvarstyti, kad tavo žingsnis, kurį tu darysi, bus iš įsitikinimo, kad aš taip noriu, aš taip darysiu, Viešpatie. Aš noriu taip daryti, aš taip darysiu. Nes ateis patikrinimas į tavo gyvenimą. Ir pats Viešpats ateina, kad paklibinti. Kad kam paklibina ir klibą žiūriu, kad sutvirtėti. Štai kodėl aš tiek daug ir garsiai šiandien šaukiu. Tu turi suprasti, ką tu darai. Mes esam brandų šiandien, mes esam brandi bažnyčia. Užteks teisinti save. Ai, aš nekalbu praėjėjų apie tai, kad tu ėjai gatvėje ir tu padėjai žmogui, ir tu padėši į krepšį, ir tu įmetei į litą. Tai būtina. Tai būtina. Aš ne prie tuos dalykus. Aš kalbu apie tuos dalykus, kur tu turi pakreipsi savo žingsnius, kur tavo kelią nulems, tavo pasirinkimas nulems tolimesnį kelią. Štai kaip aš kalbu. Ir aš šiandien sakau, Dieve, aš dėkoju tau už baptistus, kurie atnešė Dievo žodį ir kurie neša. Pažiūrėkit, pas baptistus šiandien ne kalbom meldžiasi. Nei pas jų stebuklų išgydymų vyksta. Aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad tai reikia, bet aš noriu ką pasakyti, kad jie įsišaknyja ir įsitvirtina kame žodyje. Ir tu pajudink baptistą. Pajudink, jis žino, kad žino. Ir į savo įsitikinimuose stovi. Nors nėra
pasimokyti tą, ką jie turi. Niekas nesako, kad tau reikia tą palikti, ką tau Dievas davė, bet tau sako, perimk ir paimk, kas pas jų yra. Kartų kartos, į ką, į žodį. Ir jie daro iš įsitikinimo. Jie rinkosi tada, kada niekas nesirinko. Jų buvo 10, 15, bet jie vis tiek tarnavo Dievui. Taip ir amen. Aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad dabar atmeskim tą kitą dalį, kad mūsų daug, jokių būdų. Bet aš noriu pasakyti, kad mūsų yra 2 rankos. Mes negalim atmesti ir užmesti tai, kas yra amžina, kas išlaiko. Į tą, ką Dievas duoda šiandien. Aš esu už stebuklus, aš esu už išgydymus, už meldimąsi kalbam, už. Bet aš šiandien noriu mūsų žvilgsnį kreipti tą į sąmoningumą. Į sąmoningumą. Aš apsisprendžiau eiti su Dievu ir iki galo. Ir iki galo. Ir iki galo. A dėl ko? A dėl to, kad jis yra mano vienintelis kelias. Bus sunku ir dar kaip sunku ir pažadu. Ir jo daugiau norėsi, daugiau bus sunkiau. Tuo sunkiau bus, aš tau pažadu. Aš tau pažadu. Bet kada tu nuspręsi va šitai, sekti jo, nesvarbu, 2, 5, 15, praeitą sekmadienį ką sakiau, nebus, jeigu tavo gyvenime stebuklų, ar tikėsi juo, ar mylėsi, jeigu Dievas tau ne vieno lito nepridės prie tavo atlyginimo, ar jį vis tiek mylėsi, ar seksi jo, ar sakysi, vat ta dalis ir neįsipildys tavo gyvenimo, kad būsi apstybėj, vat neįsipildys. Kų darys? Bet kada tu nuspręsi, nežiūrint į nieko, sekti savo gyvuoju Dievu, ar aš gyvensiu pertekliui, ar aš negyvensiu. Dievas žino. O tada sakys viešpats, dirbam, dabar dirbam toliau, duosiu daugiau. Nes tu nebesi genamas, nešiojamas debesėlių, saulučių, žmonių nuomonių, žmonių išskirtinumo. Tu džiaugiesi kiekvienu, kuris ateina Dievo vardu, kuris atneša Dievą. Štai ko aš noriu ir trokštu savo gyvenimui ir bažnyčiai, ir jūsų gyvenimui. Ir tada, kada visi tokie susirenka, kurie trokšta Dievą. Spėkit, ar Dievas te darys savo darbų? Amen. Jis matai toks, bet jis sako, ar vis tiek manim tikėsi, kada nieko negausi. Patsėjai į krepšelį ir niek nepadaugins. Aleluja. Ot nieko neduosiu. Ir ištirsiu tave. Ir ištirsiu tavo širdį. Ir kada ateina išbandymai, mes sakom, viešpatie Dieve, ačiū tau, nes tu leidai pamatyti, kas mano širdį. Ir aš šitoj kančioj šauktis galiu tavo vardo, kad būt apvalytas. Aš nenoriu būti tas kvailys, žinai, kuris darau to, ko nesuprantu, arba darau to, ko nereikia. Sėju ten, kur nereikia. Aukojusi ten, kur nereikia. Kam? Štai kodėl reikalingas apmąstymas Dievo akivaizdoj, svarstymai Dievo akivaizdoj ir nutarti Dievo akivaizdoj. Viešpatie, aš seksiu tave. Aš darysiu viešpatie. Dėl ko? Todėl, kad tu pasakei ir mano širdis tam pritarė. Ir dvasia liudija. Yra 3 liudininkai. O ką aš sakiau? 3 liudininkai. Šitie turi sutarti. Tavo protas su širdim turi sutarti. Tu esi Dievo vaikas. Čia ne apie pasaulį eina kalba. Čia eina apie krikščionis, kurie atnaujinta širdį, pakeista širdį, atnaujinta protą ir dvasia Dievo užantspauduoja ir liudija. Ir tada sakai, dirbam, nėra šitų sutarimo, nieko nedaryk, nepriimk jokių sprendimų. Nes pralaimėsi, tai yra beržė. Ar nejudėti, jokių būdų, judėti, bet kada prieisi tą kryžkelį, tada kol sako, kol neateis Dievas, čia aš esu geras skaičiusi, kol neateis Dievas, nieko nedarysi.
Čia daug visokių galima kalbėti, aišku, populiaru labai apie pinigus, apie sėjas, apie rėmimus, apie ten, žinai, čia ne apie litą, ne apie du, žinai, 10 tūkstančių. O kas tau liepė? Aš sakau, kas tau liepė? A kas tau liepė? Nu, pamokslininkas įkvėpė, pamokslininkas atliko savo darbą. O tu kur buvai? O ką tu mąstei? Tu galvoji, kad tau gražins? A, bet nieks negražins. Žinai, kai aš girdžiu tokius pasakymus, aš sėju dėl to, kad man būtų atlyginta. Labą dieną. Nebus atlyginta. Neatlygins jų. Neatlygins. Ir pasimatys. Nebus atlyginta. Vo. Bet čia matai, čia yra širdies reikalai. Tai Dieve apsaugok nuolat besimokančias ir vis nesugebančios pažinti tiesos. Čia yra 2 Timotiejui 3. Dieve, Dieve, nuolat besimokančias. Naujienos, kas ten kur ką. Ir taip ir nesugebančios pažinti tiesos. Noriu paskaityti iš Morkaus 7 nuo 14 eilutės. Morkaus 7 nuo 14. Viešpats Jėzus sako, žmogus sutepa, skaitom, Morkaus 7 nuo 14. Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo, paklausykite manęs visi ir supraskite. Žiūrėkit žodis, ir supraskite. Nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogus sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Kai sugrįžo nuo minios į namus, jo mokiniai ėmė klausinėti apie palyginimą, ką mes ir darom. Juk jeigu viešpats mums nepaaiškina, jeigu iš kur sužinoti, daug dalykų nežinau, nes tai yra nauja. Tai yra nauji dalykai. Mano gyvenimą aš gyvenu pirmą kartą ir aš ilgą dalį gyvenimo gyvenau iš vis. Iš kur man žinoti? Ir aš sakau, Dieve, paaiškink. Nieko nesupratau. Ko tas pamokslininkas nori? Ką jis čia sako? Ką tas žodis sako? Kaip tas žodis man šiandien? Atgaivink jį, paaiškink. Štai kaip mes darom, krikščionis. Ir Dievas duoda paaiškinimą. Ir čia toj vietoj taip pat. Ėmė klausinėti. Jis sako 18 eilutė, nejaugi ir jūs esat be nuovokos. Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan. 20 eilutė. Jis dar pasakė, žmogus suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Ką aš prieš tai kalbėjau? Jeigu tavo protas pakeistas, arba tu Dievo žodį žinai, nes mes skaitom ir mes žinom Dievo žodį. Ir vyksta, labai geras dalykas, kažkokia, žinai, reikalinga auka. Ir yra šaukimas. Šauklys šaukia. Kodėl aš sakau? Šaukliui reikia šaukti. O kas atsišauks, čia ne tavo reikalas. Šauklis reikia šaukti. Tu šauk. Čia dabar ragė, čia viskas. Nes šauklio pareiga yra šaukti. O Dievas turi atrinkęs, kas atsišauks. Ar visiems reikia? Jokių būdų. Bet ką noriu dabar čia testarėti, ką čia sako? Mes skaitėm pirmąjį sekmadienį arba šito pamokslų serijų pradžioj, koks žmogus, kokia jo prigimtis. Ir žinom. Ir mes buvom tokie. Ir čia, kur Jėzus vardina, mums tikrai. Gal šiandien jau už Dievo malonės daug kas išstumta, gal jau daug kas, bet dar galim pasakyti, viešpatie Dieve yra ties kuo dirbti.
Ir kada vyksta kažkoks tai veiksmas, dvasinis, tavo protas, kadangi Dievo žodį žino, jis pritarė, nes tai teisinga, pagal Dievo žodį. Bet širdis tavo, nenori, jai skaudu, jai nepatinka, kyla, iš širdies kyla. Ir ką tai rodo, parodo tavo būseną. Parodo, kodėl aš sakau, nedaryk nieko. Nedaryk. Geriau nedaryk, kad nusivilti nereiks. Geriau nedaryk. Palūkėk tą valandėlę. Geriau palūkėk tą valandėlę. Kad galėtum ką atnešti va šitą savo grūdą, eiti Dievo akivaizdą, pamatę savo širdies kietumą, nenorą dalyvauti ten brolio reikale, nenorą ten, nesvarbu, bet pamatę savo širdies kietumą, Dieve, padėk Dieve, kur yra priežastis, Dieve, atverk, parodyk, kaip sako, paaiškink man. Ir tada, kada tau bus apšviesta, žiūrėkit, kaip laisvė ateina į mūsų gyvenimą. Iš visko laisvė. Per melagystę. Nu ne, juk tikinti šauks platų. Tiesa atneša laisvę. Ir jeigu ne situacija, tu net neįtari, aš net neįtariu, kas yra mano širdį. Ateina situacija. Mūsų protas, arba mes žinom Dievo žodį, bet jeigu ne situacija, tu ir aš nežinai, širdys kame yra, atsiveria. Ir mes tada sakom, Dieve, nenoriu, Dieve, gelbėk, Dieve, padėk. Ir sakom, valio. Ir gal kelionė truks vieną dieną, gal akimirką, gal mėnesį reikės darbuotis, gal 2 mėnesius. Ir tada ateis laisvė. Ir tada tu, sutartinai, Dievo žodį žinantis, širdis atvira ir pasiruošusi davimui, dvasia Dievo liudija ir aš dalyvausiu šitam reikale. Ir pamėgink tokį žmogų išjudinti. Nepatogiom kažkokiom tai aplinkybėm. Pamėgink tokį žmogų atitraukti nuo Dievo. Neatitrauksi. Jis žino, ką daro. Aš žinau, kodėl aš meldžiuosi. Aš noriu, kad būtų pilna bažnyčia. Bet aš žinau, kad ir tu būsi. Aš žinau, ką aš darau. Aš žinau. Ir tada su tokiais Dievas sako, ir tu savo gyvenime darydamas sprendimus. Būsi drąsus, tavęs negazdins pavojus atėjęs į tavo gyvenimą, nes tu apsisprendai šitai gyventi. Tu apsisprendai ten keliauti. Tu apsisprendai ten dalyvauti. O kad sunkumai, kas pasakė, kad Dievu, kada tu seki ir jo valią vykdai, nėra sunkumų ir pavojų. Nu kas pasakė mums tikintiesiems? Dar daugiau pavojų, dar daugiau. Kas pasakė, kad jeigu tu esi Dievo valioj, tau viskas eis sviestu pateptų? Kas mums pasakė? Jokių būdų. Prie slenksčio jau viešpats sakys, nu, atsiųskim ten Onutę, kad porą žodžių pasakytų Ingutei. Atsiunčiu Onutę. Tai va, sugalvojai, čia matai dabar, jau čia Dievo tarnas, a ne? Inga iškrit. A, viešpatė, ne tavo valia, einu namo. Tai gerai. Bet prisilinkščiu. Nu tai kur su tokiais, nu kokius darbus nudirbs? Darbas nedirbs. Bet aš žinai, Onutė, Zitutė, Jonukas, piktasis išlindo su savo vėliavom. Aš žinau, kieno aš sakau. Aš žinau, kad aš esu Dievo rankose. Aš žinau, kad mano vaikai yra Dievo rankose. Aš žinau, kad jis valdo. Ar aš nesimeldžiu? Jokių būdų ir dar daugiau. Ar aš nepasninkauju? Taip ir daug daugiau. Bet aš žinau, kad paskutinį tašką mano gyvenime, mano vaikų gyvenime, bažnyčios deda viešpats. Ir kol jis nepadės, aš gyvuosiu. Ir aš eisiu. Ir aš dainuosiu. O vakar verkdama. Vakar verkiau, vakar gulėjau, o šiandien dainuosiu. Aleluja. Viešpats Dievas toks yra. Štai ką reiškia nusistatymas. Štai kas reiškia supratimas. Štai ką reiškia įsitvirtinti jame.
be konflikto, kada protas kalba vieną, o širdis nori kitų. Todėl aš sakau, jeigu tavo širdis ten, žinai, visa ten, nu čia atskira kalba, žinai, dabar pusė bažnyčios dar išlieks, paskui širdis ten išlieks. Bet aš noriu pasakyti, neveidmainiaukit, nustokit veidmainiauti, meluoti savo. Nustokit. Būk tada netikintis ir pasakyk savo, aš netikiu jokių Dievo žodžių, aš netikiu jo amžinybę, aš netikiu ir tada bus aišku, ką su tavim daryti. Bus aišku Dievui ir visiems aplinkiniam, kad už tave reikia melstis ir šauktis Dievo, kad būtų maloningas tau. O nežinai, cituoji raštą. Nu, esu taip pasipiktinusi tais rašto žinovais. Nes tai... Žuvis pūva nuo galvos. Nuo galvos pūva. Čia supuvę, tu daryk, ką tu nori. Bet mano širdis, nepatikrinsi, matai. Bet aš girdžiu, ką tu kalbi. Bet aš girdžiu, kaip tu išsireiški, aš girdžiu. Žuvis pūva nuo galvos. O žuvis kieno ir simbolis? Krikščionių. Krikščionių simbolis. Jėzus arba Dievo žodis Izaiko 55 sako, mano mintis, ne jūsų mintis. Giliai mąstyti, apmąstyti, aš čia net užsirašiau. Giliai mąstyti, apmąstyti, išsiaiškinti prasmę ir svarbą. Ką tu čia, Dieve, kalbi, ką tu čia nori pasakyti? Duok ir tau bus duota. Nu, Izaiko 55, galvoju, kad čia visi atmintinai žino tą raštą. 55, 8, 9. Ką Dievas sako? Duok ir tau bus duota. Tai ką man dabar? Viską atiduoti? Tai ką man dabar? Namus pardu? Ką man dabar daryti? Nes aš noriu tarnauti Dievui. Ir aš šaukiuos, Dieve, paaiškink, kas tas yra. Jis sako, pirmiausia, atnešk širdį. Pirmą pradėkime nuo širdies. Nes tai yra lengva, brangieji, yra lengva išorinius veiksmus atlikti. Yra lengva. Arba lengviau galbūt pasakyti. Yra lengviau. Aplink bažnyčią 10 kartų ateiti ir jaustis, nu dabar teisus Dievo akivaizdoj. Negu, žinai, priimti teisumą, va kaip gėdojau, va priimu, nuplautas, išteisintas, ojojoj, kaip nepaprasta yra. Lengviau yra kartais veiksmą atlikti. Apmąstyti, išsiaiškinti prasmę ir svarbą. Dar vieną sakinį, užsirašykit. Nu, užsirašykit, čia tokį turiu sakinį. Kai mano protas, rašykit, nerašykit mūsų, rašyk mano. Kai mano protas apgautas, man gali patikti gerti net nuodus. Toks apreiškimas, žinokit. Kai mano protas apgautas, man duoda nuodus ir aš geriu, šlovindama Dievą. Tave nuskriaudė, tikrai mane nuskriaudė, ir neleido, kada norėjau ir turėjau įkvėpimą iš Dievo. Ir man neleido pasakyti, kaip jie gali. Ir ateina bičiulis, tikrai, ir Dievo patepimas ant tavęs. Ir dar, žinai, ir dar žarijas pil, ir dar, suprantat, pakursta ugnį. Ir krikščionis, jis neskiria, įsivaizduokit, ateina piktasis, onutės pavidale. Šneka tokį dalyką, tikrai tu nuskriausta, guodžia nuolat, guodžia. Ir aš krikščionė, kuri myliu Dievo, aš galvėkį linksiu, jo, bet tu sakyčiau, palauk, kokios tu nesąmonės, tu man nepadedi. Aš dabar savo skausmą aš išlieju. Ji teisingai išlieja savo skausmą. Bet tu atėjai, onutė Zitutė, ką tu darai? Ką tu darai? Tu nustatai ją. Tu prieš pastatai Dievo žodžiui. Tu nori pasakyti, kad Dievas nežino, kaip tvarkyti, ką daryti ir ką leisti, ko neleisti. Štai ką tu kalbi.
žmogui? Taip, suprantat? Tu suprask, žmogus dabar yra kančioj, skausme ir jis lieja skausmą. Ir tai yra gerai, kaip draugui artimam tau lieja skausmą. O tu, kokį rūkis, matai, kokį žinai, negi, nevertina tavęs nevertina, tikrai nevertina. Ir pradeda melstis dar, pradeda melstis. Dievui, kokiam Dievui? Kokiam Dievui? Vietoje sakyti, žinai, tiesiog išklausyk, žinai, bet, du krikščionys susitinka, kurie pažįsta žodį. Kiek mes tokių žinom, kiek mes susitinkam, į Dievę apsaugo, kad mes nebūtumėm nei toj putėj, būsime nei toj. Suprantat? Neleido, nedavė, o tai mūsų sekmadienį Dieve visą gali, tu viską valdai, tu viską kontroliuoji, bažnyčia yra tavo, bet neleido. Ir čia kaip taisyklė visada būna pastorius kaltas. Ką darys to pastoriu? Ką darys? Pakeis kitų. Pakeičiam Dievę. Nepabėgsi. Tai gal vieną dieną sustokim ir sakykime, girdėjau vienas žmogus tokį liudijimą. Sako, tai buvo blogai. Galvoju, išeisiu ir varysiu kitur. Bet sako, aš supratau, kad nuo savęs nepabėgsiu. Ir aš atidėsiu kančią ir niekada, sako, nepasikeisiu. O, sakau, o čia tai yra jėga. Ir nuo čia viskas ir prasideda. Pabėgti. Mano pirma mintis visada, kai tik ten spaudžia, į kojas. Bet kadangi sakau, Dieve, kur nueis? Vėl, kodėl tiek daug kalbu? Aš turiu pažinti savo prigimtį. Aš turiu žinoti žodį. Ir širdis turi būti pakeista. Ir tada pragaro vartai Dievo bažnyčios nenugalės. Tai va, brangieji, mokytis ne dėl to, kad daugiau babkių uždirbti. Babkės irgi ir savo vietoje. Ir viskas ir savo vietoje. Nesumaišykim prioritetus. Nesumaišykim, žinokit. Nenusitempsi niekur. Dar kažkas į bažnyčią atėjo. Čia atėjo, matyt, neringutė parsivežta. Tai aš tik gal užtėsiau šiandien. Kaip aš šiandien? Gerai. Kai mūsų protas apgautas, tau gali patikti gerti net nuodus. Pripildykime protą tiesa apie dvasinę, amžiną ir dangišką realybę. Supras pagaliau žmogau, kas tau neša gyvenimą, kas tau duoda gyvenimą ir kas neduoda, nesvarbu kokiais antpečiais ateina į tavo gyvenimą, nesvarbu kokiam karūnom, nesvarbu, tu atėjai vogti, griauti ir žudyti ir aš nenoriu su tavimi jokių reikalų daryti. Taip yra, meilė. Va čia ir yra meilė. Už durų. O čia ir yra meilė. Bene Dievas duos atsikvošėti ir suprasti, matai, krikščionį išvarė nepriimi, o dėl to, kad myliu ir bene Dievas duos tau atsikvošėti ir suprasti ir atsigręžti. Pripildykim savo mintis tiesomis apie dangų ir amžinybę. Šiandien mes esam tokiam amžiui jau. Dangus turi būti realesnis. Prašau. Ir du Tesaloniniečiams 2 baigiu. Nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto. Nesiduokit, nepalikit šitos dalies kažkur. Nepalikit. Viskas. Aš esu ir protas, ir siela, ir jausmai, ir dvasia, kuri gyvena. Ir šitas kūnelis. Jis turi būti nuplautas, apžiūrėtas, nesmirdantis, sportuojantis. Sveikai maitį kamą, kad kuo ilgiau gyventi. Aleliuja. Viskas. Baigiu.